Sveikučiai visučiai atvykę į top 10 faktų apie Raskevičiūtę. Taigi, pradėkime. Faktas numeris 10. Raskevičiūtė yra šernų dresuotojas. Faktas numeris 8. Raskevičiūtė su savo draugais po pamokų mėgsta pasislėpti fotmeno spintelėje ir vartoti narkotinės medžiagos. Faktas numeris 7. Dėl seksualinio priekabiavimo Raskevičiūtė legaliai negali lankytis Italijoje. Faktas numeris 6. Būdama vos 8 metų Raskevičiūtė įgijo N žodžio pasą. Faktas numeris 4. 2015 metais begrybaujant Raskevičiūtė buvo užpulta pikto šerno. Po šito įvykio ji prarado savo kairįjį kiaušą. Faktas numeris 3. Raskevičiūtės metinis vidurkis yra 7,64. Faktas numeris 2. Tai žino labai retas žmogus, bet Raskevičiūtė iš tikrųjų yra gimusi 1991 metais. Faktas numeris 1. Raskevičiūtė iš tikrųjų niekada nėra ragavusi šernienos. Tai viskas. Jei jums patiko šis video, būtinai palaikinkit ir parašykite į komentarus, apie kokią mūsų krašto įžymybę norėtumėte sužinoti daugiau.